Ir duetas šiandien šokantis su 68 numeriu Artūras Bučinskas ir Audrė Bučinskienė iš Vilniaus Davi. Jūsų aplodismentai seniorų grupės finale. Seniorai atliko pirmąjį savo finalo šokį, lėtą valsą, na ir čia šiek tiek buvo sekretoriate šiokių tokių nesklandumų, ne visiems teisėjams veikia kompiuteris, taigi mes pasižiūrėsime, ar seniorams teks kartoti tą pirmąjį šokį, ar finalas vyks sklandžiai. Taip pat. Atrodo, kad dabar regėsime antrąjį finalo šokį tango, lėto valso pakartoti nereikės. Na ir dar kartelį pasižiūrėkime į visas poras. This is what I'm made of. You can try but never stop me. 'Cause this is what I'm made of. I will never ever let go. This is what I'm made of. No one can control me. 'Cause this is what I'm made of. You can hate but never break me. 'Cause this is what I'm made of. You can try but never stop me. Seniorų laukia ir trečiasis finalo šokis, vienas valsas ir tikrai seniorams nėra taikomos jokios nuolaidos dėl šokio trukmės. Jie šoka tokią pačią šokio trukmę kaip ir suaugusieji arba jaunimas. Na, o seniorų amžiaus grupės sportininkai tai yra tie šokėjai, kuriems vienam poroje turi būti ne mažiau kaip 40 metų, o kitam ne mažiau kaip 45. Ir aš manau, kad dabar Ligitas Bernatavičius leis šokėjams šiek tiek atsipūsti ir pristatys poras. Na, aš noriu pasakyti, kad seniorų šokimas Lietuvoje iš tikrųjų turi ganėtinai gilias tradicijas. Ir pirmą kartą mes randame tokių žinių, jog seniorai pradėjo Lietuvoje šokti maždaug apie 6-ojo dešimtmečio pradžioje. Tokia mintis kilo Rimantui Zaukai, kuris pamatė žinutę laikraštyje apie Vokietijoje vykusį seniorų standartinių šokių čempionatą ir nusprendė, kad galima būtų tą padaryti ir Lietuvoje. Išspausdino skelbimą laikraštyje Kauno diena, taip pat pats išėjo į Kauno Laisvės alėją ir kalbino poras burtis į klubą ir mokytis šokti savo malonumui. Pirmosios seniorų varžybos Lietuvoje įvyko 71 metais ir vieni iš tokių pedagogų, kurie tikrai skatino ir prisidėjo prie seniorų judėjimo populiarinimo Lietuvoje. Tai Kaune buvo Rimantas Motiejūnas, Leopoldas Šeniauskas, Vilniuje Dalia Marcišauskienė. Štai dėkojame tiems žmonėms, kad po šiai dienai mes turime Lietuvoje šokančių seniorų ir dabar galime gerėtis jų vienos valsu. Šios grupės šio finalo šokio. Taigi, baigiamasis. Ir liko visai nedaug. Baigiamasis kvikstepas, be abejo, fiziškai tai yra vienas sunkesnių šokių, bet
Dar pusantros minutės ir viskas bus aišku, kam jie atiteks. Lietuvos čempionato medaliai atiteks tikrai visoms poroms, bet kuriai netrukus sužinosime. Ir 68-asis duetas jūsų ekrane tai Artūras Bučinskas ir Audrė Bučinskienė iš Vilniaus Davi. Paklausti, kasgi juos skatina šokti ir kas yra jų stipriosios šokio pusės. Audrė sakė, kad gera nuotaika ir pozityvumas yra tai, kas pačius juos veda į priekį ir ką turėtų pastebėti teisėjai. Ir ne pirmą kartą Artūras ir Audrė dalyvauja Lietuvos čempionatuose. Kartu jie tą pradėjo daryti 2017 metais ir taip pat turi čempionatų medalių. Dėkojame visoms trims poroms, kurios atstovavo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių klubus. Taigi vėlgi lygiai taip kaip ir pirmajame Lietuvos čempionate. O dabar vieną seniorų grupę keičia kita. Standartinius šokius keičia Lotynų Amerikos dovanojimai. Ir nuo standartinių ir nuo lotynų šokių mes pradėsime. Netrukus sužinosime. Taip atrodo, kad numeris 67. Audrius Blažys, Erika Blažienė. standartinių šokių